Sveiki, šiandien parodysiu, kaip atrodo Monako larvoto paplūdimys. Čia vat mes maudomės. Dauguma video šitame uždraustame Lietuvoje kanale, jie yra nufilmuoti Monake. Štai vat, šitą paplūdimį aš rodžiau daug kartų, bet niekada nesakiau, kaip jis vadinasi. Dabar pasakiau, dabar visi žinos, kur manęs ieškot vasarą. Deja, tik tai vasara. Žiemą čia šalta, žiemą aš mėgstu. Nes man šalta. Noriu pasveikinti Rusiją su pergale prieš Ukrainą Jungtinių tautų arbitražo teisme. Jungtinių tautų arbitražo teismas faktiškai pripažino, kad Krymas yra Rusijos. Kieno yra Krymas? Anot tarptautinio arbitražo teismo. Ta anot tarptautinio arbitražo teismo, Jungtinių tautų teismas, faktiškai, Krymas yra Rusijos. Štai kaip juokinga. Aš esu vatnikas ir aš visada sakau, kad Rusija nugalės Rusiją ir taip toliau. Bet pavyzdžiui, šitoj byloj net aš 100% nesakiau, kad Rusija nugalės. Aš sakiau, kad įvairiai gali baigtis. Dėl to, kad šita byla yra būtent dėl to, kad Rusija atėmė turtą iš Ukrainos. Tai yra žuvininkystė tenai ir laivyba ir taip toliau. Ir Ukraina kreipėsi į arbitražo teismą pagal tarptautinę jūros teisę ir sakė, iš mūsų nupizdino jūrą su turtais visais jūroje. Ir ten Ukraina sakė, ten buvo milijardai eurų. Ir mano požiūris visada buvo toksai, kad gal ir nupizdino. Tai va, o tarptautinis arbitražo teismas pripažino irgi, jis nepasisakė, nupizdino ar nenupizdino Rusiją Krymą ir dar Zaporožės sritį, visą Azovo jūros pakrantę ukrainietišką. Nepasisakė, bet pasisakė, kad taip, tai yra Rusijos turtas ir Ukraina neturi teisės jo valdyti ir neturi teisės jokią kompensaciją. Ir čia buvo man biški netgi ir taip nuostaba, nes aš nesakyčiau, kad čia 100% buvo Rusijos pergalinga byla. Nes pas mane yra labai daug bylų, kur aš sakau, kad Rusija nugalės 100%. Šitoj byloje aš nesakyčiau, kad taip bus. Bet, matot, pasisuko taip, kad Jungtinės tautos, Jungtinių tautų teismas faktiškai pripažino, kad Krymas yra Rusijos ir eikit jūs visi vėliop. Ukraina tenai reikalavo, kad, pavyzdžiui, Krymo tiltą, Kerčės tiltą arba Putino tiltą, dar kitaip vadinama, susprogdintų, kad rusai neturėjo teisės pastatyti to tilto. Ir Jungtinės tautos pripažino, kad turėjo teisę Rusija pastatyti tą tiltą ir neturi mokėti jokios kompensacijos. Tenai tik tai yra išvados, kad dėl ne iki galo įvertino, ar tilto statyba nenužudys žuvų. Bet vėlgi, už žuvis nužudytas. Ukraina negavo kompensacijos. Nužuvo žuvis ir viskas. Gaila žuvų man labai, nes žuvis tenai žuvo, kai buvo statomas tiltas ir jos niekas nesuvalgė. Tai va čia, man atrodo, dėl šito man gaila, bet teisinė realybė pasikeitė. Nes Jungtinės tautos atsisakė duoti bet kokią kompensaciją Ukrainai už jos prarastas pakrantės Azovo jūros. Štai jachtos tenai už mano nugaros dabar, labai gražu. Tai tai ką, sveikinu Rusiją, o ukrainiečiai galėjo mane samdytis šitoj byloj. Ir aš jiem padėčiau, bet jie durni ir nepasisamdė. Ir dėl to pralaimėjau. Tai būna visiems, kas manęs nepasisamdo kaip advokatą į tarptautinį teismą. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos, teisminės institucijas,
parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.